Sveiki, šį kartą aš sugalvojau pažaisti tokį žaidimą, kaip gimė mano dainuojama daina. Žinoma, šios dainos yra perdainuotos, ne mano autorinės, ne mano kūrybos dainos, bet papasakosiu, kaip gimė, ką man reiškia tos dainos, kurias aš dainuoju. Taigi mano rankose yra keli popieriukai ir ten yra surašytos visos dainos. Tai yra 3 iš viso popieriukai ir dabar aš, net nežiūrint, šios popieriukus sumaišysiu ir po vieną papasakosiu, ką reiškia, kad aš ją perdainavau ir ką ta daina mano dainavimo kely gero man suteikė. Taigi pirmoji daina – Birželio rytą. Birželio rytą aš perdainavau kažkur prieš kelis metus. Ir kai aš ją perdainavau, tai mano amžinatilsį mokytojas, kuris tikrai buvo iš tikrųjų labai geras mokytojas, sakė šitaip: ar tu ne pirmą kartą dainuoji tą dainą? Tai šitą dainą tikrai man tada visai kaip ir pasisekė ir aš ją dainuoju visur. Ir su orkestru dainuoju, padarė tokį orkestruotį ir visur. Kur tik pasirodyčiau, aš ją dainuoju. Taip, antra daina tai Rožių vainikas. Rožių vainikas tai yra be abejonės mano sėkminga daina. Yra ir visos sėkmingos dainos, bet Rožių vainikas man atnešė pergalę konkurse Perliukai. Ten aš užėmiau 2 vietą ir tapau to festivalio laureatu. Tai buvo 2021 metais. Tas konkursas vyko Klaipėdoje ir užėmiau 2 vietą. Na ir paskutinė, tai daina tau. Tai ką iš tikrųjų galiu pasakyti apie šią dainą, tai su šią dainą aš pirmą kartą sulaukiu pripažinimo ir kaip pamenu, tai buvo Kurhauze Palangos, tada dainavo tokie artistai kaip, jeigu žinot, Pareikytė, Žiogas, Aušrinė, ir teko man dainuoti tą dainą ir iš tikrųjų sulaukiu gražių pagyrimų, nes tikrai buvo labai gražus pagyrimai ir sulaukiu pripažinimo. Visos tos 3 dainos yra mano perdainuotos ir gan svarbios. Tai kurios mano dainavimo kely, kiek aš užsiemu tuo dabar, kiek aš dainuoju, kiek to užsiemu, tai mano gyvenimo kely kažko gero davė. Tai dėkui, kad žiūrėjot ir iki. Tikiuosi patiko.